gavau vieną komentarą, kad tik 5 megapikseliai. Kaip čia taip, maždaug mažai ar daug, kaip čia yra. Tai žiūrėkit, daug kas mano, kad kamera matuojama megapikseliais. Tai šiai dienai su šiom technologijom dabar tie megapikseliai ribų nėra. Čia 5, 10, 8, 16 gali būti čia bilė kiek tų megapikselių. Bet tai dar nieko nereiškia tie megapikseliai. Megapikseliai, aišku, kaip, jie turi tokį svorį ir atspirtį, kai tu nuotrauką, sakykim, žiūri, ne? Arba ten koks nors Mobotixas kamera, kur keli. Irgi 16 megapikselių, 32, tai jos nefilmuoja realaus tiesioginio vaizdo, jos daro tokias nuotraukas. Tai va, ir tu, kai turi tuos megapikselius, tu iš tos nuotraukos gali didinti, traukti, ten žiūrėti detalės, numerius, ar, sakykim, eismo kelyje ten kažkur tai, ne? Taigi, o montuojant kameras, tai tų megapikselių nereikia daug. Kai kas netgi montuoja max 4 tik tai, ne? Daugiau ne. Nes reiškia, yra daug tokių niuansų. Kuo daugiau megapikselių, tuo geresnis turi būti naktinis apšvietimas. Sakykim, nes kai gerom sąlygom, kai apšvietimas geras, ne, tai čia viskas čia okei, žinai, tai pastatei ten 16 megapikselių kamerą, atrodo lygių nėra. Bet naktį, sakykim, tamsiu paros metu, pažiūrėkit, kaip rodo 16 tokių megapikselių ir kaip rodo 5 megapikselių. Ir pamatysit, kad 5, max 8, sakykim, viskas, tai riba. Kad tie 5 megapikseliai rodo daug geriau negu ten kokių 16, žinai. Tai ir dar krūva visokių niuansų, parametrų, archyvo kaupimas ir taip toliau ten. Ten irgi reikia žinot daug tokių dalykų, kaip, sakykim, kamera ten 8 megapikselių, ne? O įrenginys nesugeba įrašyti, tai irgi čia daug kas daro tokią klaidą. Kamera gerą pakabina, įrenginys nupjauna ten visą kokybę. O kita vertus, pati optika, tai čia atskira tema turėtų būti. Reiškia, matrica jinai pagaminta ten 15, 16, ten 32 megapikselių, ten 50, jeigu reikia megapikselių. Bet pats stiklas, pati optika, klausimas, ar tiek praleidžia. Tai iš tikrųjų ne. Tai va taip.